Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Šis tarot kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykite man į Messengerį privačia žinute. Taipogi sveikinu jūs visus su šventom Velykom. Ir šiandieną būtų tema pažvelkime, kur einate. Kažkokia žinutė. Pažiūrėkime daugiau. Griūna tai, kas praneša, kad griūna tai, kas jau nebetarnauja. Bokštas. Viena iš skausmingų tokių patirčių. Kai iškrenta bokštas, reiškiasi, žmogaus gyvenimas keičiasi, kažkas einate per transformaciją, o galbūt kai kurie perėjote. Ir šita transformacija lemtinga, jūs turėjote ją pereiti, kas dar neperėjote, turėsite pereiti, tai jūs veda į sėkmę, į laimę, į šeimos kūrimą, į šventę, tai į šeimos bendrystę, kas sutvirtina, tai santuoka, vaikelio gimimas, bendro būsto pirkimas, gali būti kai kuriem. Kas esate vieniši, tai tapsite porą. Paleisite praeitį, paleisite praeities baimės, kurios jūs sukaustė. Praeities baimė, praeities traumos, kur einate. Einate link to, kad pereisite transformaciją. Kai kurie perėjote, kaip minėjau, kai kurie pereisit tas savo traumas, kurios jums trukdo eiti bendrystę su artimu žmogumi į šventę. Į bendrystę, kaip minėjau. Einate į transformaciją, o kai kurie jau pereite, tai tiem bus greičiau šventė. Šventė, ta bendrystė ir kas esate santuokoje arba turite vaikelį, tai gali būti ir
vėl įžadų sutvirtinimas, romantinė kelionė galbūt laukia, vienas kito per naują pažinimas, jausmų sutvirtinimas, santuokos sutvirtinimas. Taip. Einate į tai, kad po truputį paleisite, pergyvensite savo traumas, baimės, kurios jūs atves į laimę, į sėkmę, teisingumą. Į bendrystę kartu. Vat, kalbu ir kortos krenta taip pat. Į bendrystę, partnerystę, jausmų sustiprinimą, tarpusavio sustiprinimą. Transformacija kiekvienam žmogui. Jie ateina bet kokiu atveju, bet kai tai, kas jau jum nebetarnauja ar maišo, kai patys mes nesugebame to pakeisti, visata va taip, tokį spyrį gerą šikną mums duoda. Pametėja tokių įvykių, tokių jausmų, kurie ir priverčia mumis pasikeisti, pakeisti mąstymą, atsikratyti tai, kas jau šiam momentui, dabarčiai jau nebeaktualu ir tai mums jau nebeveiksminga. Tai mums nebepadeda, mums visiškai nereikalinga, tai vat einate link to. Transformacijos yra tikrai skausmingos. Einate link to, kad bendrausite su savo artimu žmogumi, bendrausite, dalinsitės mintimis. Dirbsite ties tuo, matau abudu, jeigu nesate kartu, ir tie, kurie esate kartu, ties ta švente, ties to bendrumu, kur minėjau anksčiau, visą tai dirbate. O jeigu dar nedirbate, tai sakau, iškris tokių situacijų, jausmų, kas ir priveda prie transformacijos, per skausmą tobulėjame, keičiame kažką, tai kas atgyventa, atsikratome, pradedame kažką keisti, tai va ties dirbsite iš tikrųjų, keisite kažką savo gyvenime, kad pasiekti tą šventę, kad vėl laimė jums šypsotųsi, kad vėl nebebijotumėte, va vėl, kad sustiprintumėte savo šeimą, papildytumėte ją naujais jausmais, teigiamomis emocijomis, teigiamą energiją. Nes jūsų neigiamos emocijos, baimės, traumos, kurias rodo, jos neleidžia ateiti gerai energijai. Nes kaip gali ateiti sėkmė, laimė, kai jūsų gyvenime užima energetiškai vietą neigiamos emocijos, baimės, traumos. Kai atlaisvinsite vietą, ateis
teigiami dalykai, energetiškai jums, kai atlaisvinsite vietą, ateis visi tie teigiami dalykai, kur įrodė. Bendrystė, gausa. Gausa gali būti, kaip ir minėjau, kai kam vestuvės, kai kam vaikelio gimimas, kitiem gali būti ir materialiai ateis gausa. Taigi, bet pagrinde tai rodo dabar, kad iki to ateitumėte, einate jūs per transformaciją. Kai kas dar tik pradėsite eiti, kai kas jau einate, kai kurie jau baiginėjate pereiti, kai kurie jau perėjote ir einate link šventės, link gausos, vienybės šeimos. Pažiūrėkim, ką dar turėtumėte žinoti, ką dar turėtumėte žinoti, ką dar turėtumėte žinoti. Ką dar turėtumėte žinoti, ką dar turėtumėte žinoti. Na, tai būtų galima tikėtis. Velykos, tai iš religinės pusės žiūrint, tai Jėzaus Kristaus atgimimo šventė. O atgimimas tai būtų, kaip žinote, žodis atgimimas reiškia pasikeitimą, transformaciją, tai va apie tai tiesiog klausykit. Čia tiesiog pati žinutė, galite sakyti iš Dievo, iš visatos, kaip kas norite, bet kalba apie transformaciją, keitimas ir kaip šiandien va šventė Jėzus Kristaus atgimimo. Tai tiesiog čia didžiulis ženklas, didžiulis ženklas. Ką dar turėtumėte žinoti? Rinkitės tiesą, rinkitės teisingai. Iš visų pasirinkimų rinkitės tai, kas būtų teisingiausia. Kaip ir rodo transformacija, turite paleisti tai, kas jau nebetarnauja, nebeaktualu, paleisti visą tai ir pasirinkti tai, kas teisinga. Palikti tai, kas jau nebeaktualu, rinktis tai, kas teisinga, kas jūs atves link bendrystės, link gausos. Su partneriu, ar kas esate vieniši, su nauju žmogumi, kas esate vieniši, naujas žmogus, partneris pas jūs neateina, nes neišgydytos traumos, energetiškai jūsų vietą užima neigiamos emocijos, tikriausiai kitas žmogus, kuris sukėlė neigiamas emocijas, kas esat santykiuose. Jūsų traumos, baimės yra irgi užima energetiškai vietą, kas neleidžia jums tobulėti, eiti tolyn. Esate, kaip ir anksčiau buvo minėti skaitimai, kad sustingimas, tai tikriausiai nieko nedarote, todėl man nerodo transformacija, kad visata jūs pati pastumės eiti transformacijos keliu, keistis, išsigydyti tai, kas jau šiuo momentu nebeaktualu, kad ateitumėte į bendrystę, į sėkmę, į laimę, kad tobulėtumėte.
transformacija, kaip ir minėjau, ateina nebe reikalo. Transformacija visada ateina, kai mes esame per ilgai užsisėdėję kažkokiose baimėse, traumose, vienoje vietoje, kai esame užsisėdėję, transformacija visada ateis. Transformacija visada įvyks, nes taip yra visatoj surėdyta, viskas taip vyksta, kad žmonės kaip sielos mes turime tobulėti. Mums tikrai neleis vienoje vietoje sėdėti ir netobulėti, kažko nekeisti. Taip nebūna. Todėl palinkėsiu sėkmės, dirbant su savimi, dirbant su traumom, su baimėmis. Nes tai yra iš tikrųjų nelengvas darbas, labai sunkus darbas yra. Kartais netgi prireikia ir specialistų pagalbos. Kartais pasiseka ir patiems su savimi išdirbti visą tai. Tad sėkmės jums, gražių Velykų ir būkite laimingi, sėkmės, linkiu didžiausios sėkmės, nes čia tikrai prireiks ir kantrybės, Ačiū, kad buvote su manimi. Šis tarot kortų skaitimas buvo bendras, dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykite man į Messengerį, taip pat lauksiu jūsų komentarų, būkite aktyvūs, siūlykite temas, klauskite, rašykite su kuo rezonavo, apie ką norėtumėt, kad pakalbėčiau, padaryčiau kortų skaitimą, būkite aktyvūs, nebijokit bendrauti, rašykite. Ir taigi ačiū, kad buvote su manimi ir gražių švenčių ir iki kitų kartų.